apsakomas, Eimantas, sunkiai apsakomas, žinok. Negaliu apsakyti, koks jausmas. Po 4 metų pertraukos tiesiog prakeiksmas dingo, tikiuosi. Dabar reikia aukso. Apie tai kalbėjai prieš sezoną, kad pagaliau reiktų nutraukti tą tokį, kaip pats sakai, prakeiksmą. Kas šiandien padėjo iš tikrųjų, nes komanda žaidė kaip ant bangos. Mes žaidėm tokį žaidimą, kokį mokamą. Gerai ginamės ir greitai puolėme bei galingai ir tai atnešė mums pergalę. Patys šiandien buvo užsivedę, ne tas žodis, čia tiesiog rungtynių svarba, ar treneris įkvėpė prieš Treneris iš tikrųjų sukūrė, kaip matom, pergalingą planą. Mes jį puikiai vykdėm ir atnešė pergalę. Be abejonės ir gali buvo nuostabus. Viską dėl jų darėm. Pavyko atsitiesti po tos tokio blankoko žaidimo šakiuose ir po 3 dienų sužaisti taip puikiai. Tiesiog visada laukiu savo šansų ir tas minutės stengiasi išnaudoti. Treneris pasitikėjo, leido ir tai atnešė. Čia yra komandos pergalė, čia yra. Po tokio dėjimo nesigaili, kad nevažiavai žvaigždžių dieną rytoj? Nesigaliu. Šonas dar skauda, čia pergalė svarbiausia, dar čempionatas ilgas, svarbiausia medaliai. Finale laukia Kaunas. Kaip manai, tas varžovas Juventus parankus, ar geriau visgi būtų Panevėžys? Nežinau, prieš tą ir prieš tą, ten sunku žaisti. Stengsimės tik dėl pergalės kovosim, dabar tik dėl pergalės.